Pasibaigus paskutiniesiems pavasario sesijos egzaminams, studentams prasidėjo vasara ir atostogos. Ją studentai ketina leisti skirtingai. Kol vieni atostogaus, kiti dirbs. Viską ir visur dažniausiai spėjantys studentai sako, kad šią vasarą mėgins suderinti darbą ir atostogas. Na, ko gero, dirbti pirmiau. Vis tiek ten reikia iš kažko atostogauti, todėl reikėtų susirasti pirmą darbą. Tikiuosi šiek tiek patostogauti, bet žiūrėsiu, kaip pavyks ir šiaip tai daugiausia dirbsiu. Sezoninio darbo uostamiestyje daugėja beveik kasdien. Miestas tiesiog atgyja. Kalbinti studentai teigia, kad jie darbo dažniausiai ieško skelbimuose arba įsidarbinti jiems padeda pažintis. Pažįstami, kas labai būdinga visiems iš tikrųjų pažįstami, per pažintis gavau pasiūlymą, sutikau ir valio. Aš pirmiausia žiūriu pagal skelbimus, kas yra internete. Siunti savo CV į norimas darbo vietas, ir tiesiog laukia atsakymo. Studentai tikisi, kad ir vasarą įmanoma rasti darbą pagal studijuojamą specialybę. Anot Klaipėdos jaunimo darbo centro jaunimo užimtumo vyriausios specialistės Indrės Vaitiekutytės, šiuo metu Klaipėdoje yra siūloma apie 90 sezoninio darbo vietų. Paklausiausiai yra padavėjų, pardavėjų, vairuotojų, vaikų stovyklų vadovų ir kitokie įvairūs darbai aptarnavimo sferoje. Todėl pagal studijuojamą specialybę įsidarbinti vasarai lengviausia baigusiems profesinės mokyklas. Šiuo metu daugiausia darbdaviai siūlo, atsižvelgiant be abejo ir artėjantį vasaros sezoną, padavėjams, pardavėjams, virėjams, suvyrintojams iš tikrųjų yra pakankamai darbų, vairuotojams, ypač tarptautinių pervežimų. Taip kaip ir būtų pagrindas toksai daugiausia siūlomų darbų. Darbdaviai mano priešingai. Kavinės savininkė Svetlana Grigorian teigia, kad susirasti sezoninį darbą tiek studentui, tiek profesinės mokyklos moksleiviui yra sudaromos vienodos galimybės. Pas mus darbuojasi ir mergaitės, kurios mokinasi universitete, yra berniukai, kurie mokinasi profesinėje mokykloje, tačiau į tai mes neatsižvelgiame, žiūrime į tai, koks yra žmogus, ar jisai yra atsakingas ir ar jis gerai darbuojasi ir pakankamai greitai gaudosi šitoje veikloje. Pasak jaunimo užimtumo specialistės Indrės Vaitiekutytės, ieškant sezoninio darbo sėkmę dažniausiai lemia 3 dalykai. Tai, kaip žmogus sugeba save pateikti darbdaviui, antroje vietoje labai svarbi yra patirtis, nes į patirties turinti darbuotoją žiūrima kur kas rimčiau. Paskutinėje vietoje yra įgyta profesija. Darbdaviai, ieškodami darbuotojų, atsižvelgia į pačius įvairiausius kriterijus, bet patirtis išlieka dideliu privalumu ieškančiam darbo, nes ieškant darbuotojų sezoniniam darbui laiko apmokymams nėra. Patirtis yra vienas esminių dalykų. Ypač jeigu kalbant apie sezoninius darbus, tarkime, jeigu jis ieško kvalifikuotam darbui, kaip administratoriaus, virėjo, barmeno, tai tikrai žiūri patirtį, nes vasara yra toks metas, kai tu turi jau ateiti ir pradėti dirbti. Nėra laiko apmokyti asmens. Jis jau turi turėti patirtį. O jeigu tai yra paprastesni darbai, padavėjas, pardavėjas, tarkime, pagalbiniai darbai žemės ūkyje, statybose ar pramonės sektoriuose, tai patirtis nėra būtina. Tačiau patirtis yra privalumas, bet kokiu atžvilgiu. Taip pat dar darbdaviai atsižvelgia į užsienio kalbų žinias. Jeigu tai reikalauja darbo specifiką, kompiuterių, kad mokėtų, kai kuriais atžvilgiais vairuotojo teisių reikia. Tai, kad išsilavinimas ieškant sezoninio darbo nėra pirmas kriterijus, patvirtino ir kavinės savininkė Svetlana Grigorian. Iš tiesų, kaip tik atidarėm kavinę, labai stengiausi atsižvelgti į tai, ar jie yra jau kažkur tai dirbę panašų darbą, tačiau laikui bėgant supratau, kad net tas yra svarbiausia, kadangi labiau žiūriu, kaip pats žmogus gyvenimą žiūri, ar jisai yra atsakingas, ar yra brandus pakankamai. Taip pat, žinot, labiau priemame į padavėjus, studentai labai nori padirbėti kaip padavėjai barmenai, tai yra pakankamai geras darbas, geri pinigėliai, arbatpinigių nemažai surenka, todėl labai svarbu yra kalbų žinojimas. Tai būtent anglų, rusų kalbos tai yra privalumas. Studentai neslepia, kad sezoninis darbas visų pirma turėtų teikti malonumą. Ieškodami darbo vasarai, jie labiau atsižvelgia į darbo pobūdį, o ne į užmokestį. Tiems, kuriems nepavyko rasti darbo šiai vasarai, Klaipėdos jaunimo darbo centras siūlo kaip alternatyvą savanorystę, kurios metu įgytos žinios ir pažintys pravers kitąkart ieškant darbo.